Sveiki prisijungę prie paskutinės dalies apie Azorų salas. Šiandien mes pamatysime mažiausią šio salyno salą, kuri bus ir atokiausia. Bet ten mūsų laukia šiek tiek siurprizų. Pirmasis siurprizas dar net nepatekus į salą. Pasirodo, kad lėktuve į Korvo salą būsime vieninteliai keleiviai. Kaip vėliau paaiškėjo, tai gana dažnas reiškinys, nes skrydis trunka tik 7 minutes, o vietiniai mieliau renkasi pigesnį keltą. Taigi, lėktuvas per tas 7 minutes dar spėjo padaryti tokį nemažą vingį ir pagaliau mes stovime ant mažytės salos, kuri labiau panaši į grėsmingą ugnikalnį, nei į gyvenimui tinkamą vietą. Bet čia yra miestelis ir gana jaukus. Miestelėje tik porą nakvynės vietų, kurias reikėjo užsakyti kone prieš mėnesį. Tik čia nusileidus jaučiama specifinė atmosfera. Pasaulis liko kažkur toli, o aplinkui tik siaučiantis vėjai ir danguje plaukiantis debesis, vis pakybantis ant vulkano viršūnės. Ši sala turi tik vieną miestelį, kuriame gyvena visi 435 salos gyventojai. Tačiau, vaikštant po miestelį, atrodo sutiksi daugiau šunų ir kačių nei vietinių. Sunku net pagalvoti, kaip ši bendruomenė čia gyvena įkalinta šioje ankštoje vietoje. Bet pakalbėjus su vienu kitu vietiniu, pasirodo, kad kai kurie net persikelia čia gyventi iš kitų salų, ar net grįžta iš Amerikos ir čia apsigyvena. Pagal juos čia saugu, nes visi vienas kitą pažįsta, namų jie nerakina, nusikalstamumo beveik nėra. Visiškai kitaip čia buvo prieš keletą šimtmečių, kai vandenyne karaliaudavo piratai. Sala daugybę kartų buvo užpulta piratų, miestas suniokotas, apiplėštas. Kai kurie gyventojai net atsidurdavo vergijoje. Dėl to miestelio gatvės itin siauros. Iš vieno lango galima kone peršokti pas kaimyną. Tam, kad užpuolus piratams, savo brangius daiktus būtų galima permesti į kaimyno namus. Čia atvykus gana greitai pasijutume vieninteliais turistais visoje saloje. Bet neužilgo pastebėjome, kad daug žmonių su fotokameromis ir dideliais objektyvais. Pasirodo, kad žmonės čia atvyksta stebėti migruojančių paukščių. Paukščių stebėtojai mane stebina ir tuo pačiu žavi. Pagalvojus, kiek pinigų jie išleidžia ant foto įrangos ir kiek jiems kainuoja nusigauti į tokias vietas kaip ši, vien dėl to, kad pamatytų mažą, retą paukščiuką. O dėl ko mes čia atvykome, taip ir neradau atsakymo. Turbūt ieškojimas kažko nematyto ir nepatirto. Pavyzdžiui, niekada nesame vaikštinėję ugnikalnio krateryje, o čia yra tokia vieta. Pakilę į 700 metrų aukštį atsidurime ant ugnikalnio kraterio krašto. Ten, krateryje, nusileidus apie 300 metrų, yra ežeriukas, kurį galima apeiti. Visas krateris žaliuoja, tai lyg ganykla, kur ganosi karvės ir arkliai. Beje, čia nutupia ir dauguma migruojančių paukščių. Jiems čia lyg saugi terpė, aukštai, dangus dažniausiai uždengtas rūku, o vėja užstoja ugnikalnio ketera. Karvės čia labai baikščios lyg nemačiusios svetimų žmonių. Niekada nepagalvojau, kad karvė gali pulti. Koks jausmas, pagalvojau, būti pamuštam karvės ugnikalnio krateryje kažkur viduryje vandenynų. Tuo labiau, kad ryšio čia nėra, o saloje gydytojo taip pat nerasi. Galvoje jau buvau susiplanavęs koridos žingsnelius iš šono, išvengiant smūgio, bet karvė tik norėjo pabaidyti, sustojo pusę metrų nuo manęs. Tai buvo toks savotiškas pasisveikinimas ir priminimas, kur mes ir kieno čia tvarka. Kilo ir kitokios mintis vaikštant po kraterį, o jeigu ugnikalnis suaktyvės? O jei šaus kaip iš patrankos. Neramu buvo, nors ir žinojome, kad ugnikalnis neaktyvus. Vaizdai vaikštant po kraterį įsimins ilgam. Bet pats įspūdingiausias yra ugnikalnio skardis, matomas tik iš lėktuvo arba iš dronų. Tai yra stačiausias ir aukščiausias skardis visame Atlanto vandenyne. 718 metrų stačiai į apačią, tiesiai į vandenyną. Taigi, be žygių saloje kažkaip nieko daugiau ir nenuveiksi. Gyventi čia tikrai nesinorėtų, bet žygiams vieta labai tinkama.
Čia nesinorėtų gyventi ir dar dėl vieno dalyko – maisto. Kaip jau pasakojau praėjusioje dalyje apie Florės salą, maistas čia atgabenamas su laivais, kas kelias savaitės. Dėl to šviežių produktų čia sunku gauti. Parduotuvėje ne kažką nusipirksi, o restoranuose maistas blogiausias, kiek tik yra tekę valgyti. Čia yra pora restoranų, o pagrindinis oro uoste. Čia pavyzdžiui troškintas tunas, bulvės ir padžiūvusių morkų salotos. Ir tai buvo skaniausias patiekalas saloje. Išalkus po dienos žygių tiko visoks maistas. Laikas praleistas saloje buvo išbandymas skrandžiui, tai dabar pats tinkamiausias laikas pakalbėti apskritai apie Azoruose ragautą maistą. Lyg ir žadėjau papasakoti. Bendrai paėmus, Azorų virtuvė yra gana skurdi, tokia kaimietiška. Produktų jie lyg ir turi, šviežia žuvis, jautiena, čia auga daug daržovių ir vaisių, bet kažkaip paruošti skaniai jie nesugeba. Skaniai valgėme tik prabangesnėse vietose. Vietinėse užeigose žuvis dažniausiai bus perkepusi sausa. Skaniausias buvo turbūt tuno kepsnys ir geriausiai nepilnai iškepęs. Laikoma, kad tunas aplink Azorų salas yra mažiausiai užterštas, dėl to jį valgyti čia tikrai būtina. Kitas labai patikęs patiekalas buvo tokios kriauklytės – limpetai, labai skaniame česnakinio sviesto padaže. Ir kaipgi Portugalija be aštuonkojo, Azoruose jis labai šviežias ir skanus. Žinoma, valgėme daug šviežios žuvies ir jūros gėrybių, ypač atokiosniuose vietose. Su žuvimi čia tikrai neapsiriksi, visada šviežia, tik neaišku, kaip bus iškepta. Iš žuvies dar buvo čičaras, tokios mažos skrudintos žuvytės, patiekiamas su aštriu padažu. Tai jau visiškai tradicinis Azorų patiekalas. O iš mėsos ragavome jautienos kepsnį, bet tikriausiai nepataikėme, nesužavėjo. Labiau gal sužavėjo furnas troškinys, apie kurį jau pasakojau pirmoje dalyje. Troškinys troškintas 4-5 valandas po žeme. Dažniausiai jame rasi daugumą Azorams būdingų mėsos patiekalų. Šiame troškinyje tikriausiai skaniausia buvo kraujinė dešra, kuri yra aštroka. Man asmeniškai skaniau nei mūsų lietuviški padarai. Ragavome ir garsiosios Azorų arbatos, žinoma kavos ir desertų, kurie gal ir nebuvo kažkokie išskirtiniai, jau kažkur ragauti anksčiau. Azorai turi savotišką duoną, ji tokia apskritos formos ir yra saldoka. O dabar grįžkime atgal į Korvo salą, kur gal ir neteko pasimėgauti skanių maistų, bet čia pajutome atskirties jausmą. 2 dienas prabuvome toli nuo likusio pasaulio. Žmonės čia gyveno atsiskyrę nuo pasaulio kelis šimtmečius, o elektra čia įvesta tik 1963 metais. Tiesa, šiomis dienomis nusileidus nuo kalno į miestelį visada pagausi interneto ryšį. Ir gana greita, nes per Azorus eina interneto kabeliai jungiantis Europą ir Ameriką. Mane stebina ir tai, kad saloje tokioje mažoje erdvėje yra oro uostas, kuris pastatytas dėl tokio mažo žmonių kiekio. Tai gal ir ne taip vieniša būtų gyventi šioje saloje, bet tik ne mums. Mums reikia naujų erdvių ir vietų. Dėl to skrendame atgal į žemyną ir jau planuojame sekančią mūsų kelionę. Iki kito karto. Keliaukite, nes paragavęs kelionių negali sustoti.